Čia greičiausiai taip ir yra. Tylos, rimties. Eina teismas. Šunelio dėka mes šiąnakt pagavom mūsų maisto vagį. Kadangi mūsų miške teismo nebuvo, bandysim kažką improvizuoti. Pasiūlymai. Laisvės atėmimas. Prieštarauju. Sutinku su prieštaravimu. Zoologijos sodo čia mes miške nedarysim. Nekokie žmonės gi esam. Auč, stipriai. Visų pirma, tai jis turi nuostolius atlyginti. Aš 2 rytus iš eilės per jį pusryčių nevalgiau. Vargšiukas, žiūriu, ko toks paliegęs. Aš įmesiu tave į pusnį. Duokim viešųjų darbų, man vieną kartą ir tekę dirbti. Ką? Kas čia per naujieną? Nieko, bambulėlį, nieko, čia aš maikštauju, biškai viskas. Gerai, duokim pačiam kaltinamajam pasisakyti. O tai ką man sakyt? Kas toks esi ir kodėl mūsų maistą ėdi? Nu, labą dieną, aš esu Logys. Šiaip žiemą turėčiau mėgoti, bet šiemet kažkaip nesimegojo. Bandžiau avis skaičiuoti, bet tik apetitas sukilo. Tai atsikėliau ir blūdėjau. Ir atklydau iki šitą mišką. Ir radau čia kalną maistą, galvojau, kad galima ėsti, kiek telpa. Nu, aš nežinojau, kad čia visiems skirta. Tai ką? Nu, tai aš atsiprašau labai, aš tikrai nežinojau. Šiaip man jūsų miškas labai patinka. Aš visai čia norėčiau pasilikti. Nu, jei galima. Vis tiek turim tave kažkaip nubaust. O gal reikia jam duoti pasirinkti pačiam? Arba išvarimas iš mūsų miško, arba viešieji darbai. Sutinku. Šiaip man komandai labai praversų tokie raumenys. Raumenys, nu, nejuokink voverių, čia gyveni lašinė ant jo. Na, tau geriau žinot. Gerai, Loki, rinkis. Ar palieki mūsų mišką ir niekada čia nesugrįžti, arba už bausmę atlieki viešuosius darbus. Tai darbai gal. Vis tiek nesimiega. Nuspręsta, šį vakar darom balių, kad atšvęst naują gyventoją, po kurio dėja Lokys ir turės viską sutvarkyti. Einam, parodysiu tą olą, kurioje galėsi įsikurti. O tu turi telefoną? Turiu, bet jau senas. Tai atneš pas mus Omnitelį, gausi nuolaidą naujam ir dar perkelsim visus kontaktus iš seno į naują. Ir programėlių prinstaliuosim. Ir dar gausi 15 litų kuponą programėlėms. Nu tai čia labai gerai. Kad jau čia esam, dar vieną dalyką reikia aptart. Pastebėjau, kad kai kurie žvėrys šaiposi iš kai kurių kitų žvėrių svorio. Turiu omeny visi žvėris iš šerno, nes jis storas? Šernė, kaip tau? Nori, kad sudrausminčiau? Baigtų, aš nekreipiu dėmesio. Storo odą užsiauginės tokiam bairiam. Tai jau tikrai kad. Aš jūs visus į pusnį įmesiu. Tai va.